Labą dieną visiems. Sveiki gyvi, sveiki sugrįžę. Taip, ir šiandien mes turime ypatingą svečią. Ir norime jį pristatyti, tai mūsų Spiečiaus, kaip čia pasakyti, Projektų vadovė. Norėjau pasakyti, bet, turbūt ir norėjusi. Kaip čia? Aš esu širdis Spiečiaus. Teisingai. Motinėlė mūsų. Mūsų motinėlė Viktorija Rukienė. Prieš pradedant dar mūsų pokalbį, labai džiaugiamės, jog mūsų draugai, klientai ar ne, prisideda prie mūsų podcast'o. Ir mūsų bendras kūrinys Biuro gurmanams kava. Tai tikrai kviečiame pasekti Facebook'e, Instagram'e ir, žinoma, įsigyti. Mes prisidėjom prie šio projekto, tai grafiškai, ar ne? Taip, kuriant patį dizainą. Patį dizainą, patį produktą ir tiesiog padedame šiam brandui įeiti į rinką. Tai labai džiaugiamės, didžiuojamės, turbūt mūsų labai fainas kūrinys, nes labai kažkaip gražiai bendraujam su šia įmonė, ne? Tai ir širdžiai malonu, ir labai malonu, kad jie prisideda. Tai trumpai. Taip. O grįžtam prie Viktorijos. Tikrai taip. Grįžkim. Tai kaip ir sakome, ne, Tauragės Spiečiaus projektų vadovė. Ir mums Spiečius tai yra, tikrai labai svarbus, ar ne, kaip pasakyti, grupė, bendruomenė gal vadinama, ar ne, nes jeigu ne Spiečius, nebūtų mūsų. Taip, nes pati pradžia mūsų netgi prasidėjo pačiame Spiečiuje. Jo, mes ten susipažinome. Taip, mes susipažinome, tai čia mes jau skaičiuojame 4 metus, jau taip, 4 metai, kaip mes esam jau ir veteranės, ne, jau galima sakyti. Aliuminė. Aliuminės narės. Yra dar ir, žinom, kad mūsų Andrius irgi spietėtis, jisai iš viso ten užaugęs yra turbūt nuo vystiklų. Nuo vystiklų, iš tikrųjų. Jau 10 metų jau turbūt skaičiuoji spiečiai. Baigė pradinę turbūt. Spiečius dar tiek neveikia. Dar spiečius neveikia. Bet jam veikia. Taip, tai mums taip, kaip sakau, labai yra giliai širdį, nes tikrai labai užaugom. Jeigu aš nebūčiau asmeniškai radusi Spiečiaus tuo metu, tai nežinau, ar dabar čia sėdėčiau iš vis, gal kažkur turbūt privačiam darbė toliau dirbčiau ir nebūtų buvo tos motyvacijos kažką pradėti. Tai ir labai džiaugiamės, kad galėjom prisikviesti mes kažką iš Spiečiaus, kad sutiko. Taip, ir džiaugiamės iš viso, kad Tauragėje netgi yra tokia vieta. Jo, iš tikrųjų. Ir šiandien ir norim tą pakalbėti, nes jau atrodo tiek metų, bet vis kažkam pasakau, kad Spiečius, o kas tas yra, ką ten veikia, čia darbas, čia kas, ir žinai, tas atrodo, kaip tu nežinai, tokia vieta, kaip sakau, verslininkų jaunųjų meka galėtų būti, bet kažkaip... Taip. Ir pavyzdžiui, manęs kaip paklausė, tai visi galvoja, kad Spiečiuje, kadangi yra ten labai daug mokymų, visokių seminarų, ten programų, visi galvoja, kad už tai reikia mokėti pinigus. Jo, irgi tas toksai. Nieko nereikia mokėti. Tai, kad vienus nešnekėtumėm, nepaliktumėm Viktorijos, taip. Neužmigtų Viktorija. Tai kas tau Spiečius yra, kad tu ir dirbi, bet vis tiek, kažkaip ar yra truputį daugiau, ar tik darbas? Tai turbūt pirmiausia, aš noriu dar pasisveikinti, nes nespėjau. Jūs tikrai daug kalbat. Mes nepastebėjom. Tai sveikos jūs, labas Andriau ir sveiki visi, kurie žiūri ir klausosi šio podcast'o. Iš tikrųjų, tai labai malonu, iš tikrųjų ir džiugu prisijungti prie jūsų. Tai aš taip pat esu dėkinga, kad jūs mane pakvietėt ir man labai smagu matyti jūs augančias ir žiūrėti jūs kaip tikrai jau profesionalės savo srities specialistės. Jau to tikrai priimkite tą kaip komplimentą ir niekada neleiskit savo taip, ką tu čia, nes iš tikrųjų taip, tai yra svarbu, kaip jūs atrodot visuomenė ir nepamiršti galvą aukštyn, tą savo ekspertiškumą rodyti, dalintis, ar ne, ir tai yra tik jūsų variklis ir su tuo jūs keliausit tolin. Ačiū labai. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi čia būdama, taip, o jeigu kalbant apie Spiečių, taip, iš tikrųjų Spiečius man yra be galo daug. Iš tikrųjų netrukus bus 2 metai, kai aš dirbu Spiečiuje, tai
Man spiečius yra tikrai ne tik apie verslą, ne tik apie žinias, ne tik apie programas ar mokymus, man spiečius yra apie bendruomenę. Tai iš tikrųjų bendruomenė, kurioje jūs augat, tobulėjat ir tikrai pasiekėt tikrai kitą lygį savo veikloje, man tai yra didžiausia dovana, kurią aš galiu gauti. Tai iš tikrųjų labai džiugu, tai svarbiausia yra bendruomenė. Tai ne tik kurioje mes galime ar ne dalintis iššūkiais, problemomis, bet kartu ir galime augti tiek jūs, tiek ir aš pati kaip asmenybė, ar ne? Tai iš tikrųjų labai labai džiugu, kad jūs esate ir tikiuosi, kad nešite tą ambasadorių žinią spiečiaus. Taip, tai iš tikrųjų. Nešam jau, aš sakau, mano ir pažįstami juokiasi, kad esu neoficiali ambasadorė, nes ką žinau, jeigu kažką iš verslų, tai tiesiog nueik įsirašyk, faina, kaip net kad ne verslui pačiam mane augti, bet pačiam, kaip tu sakai, kaip asmenybė, iš tikrųjų, kokios mes tikrai buvom, aišku, aš apie tai, žinai, negaliu šnekėti apie save, bet aš įsivaizduoju, kad ir tau panašiai yra, kad labai užaugina kaip asmenybė. Ir tas labai faina, kad irgi, kaip sakom, bendruomenė, kad nėra tiesiog sueini, visi nepažįstami ar kažką, ne, o mes tikrai esam tokia grupelė tų jaunų verslininkų, ar nesakykim, aišku, kaip iš tų kokių seminarų, gali sakyti, verslininkai, gal amatininkai labiau, ne, kad kol tenais nevadovauji didesniai tai grupiai, tu ten ne verslininkas, bet vis tiek mes taip kažkaip save vadinam. Ir yra tikrai ta bendruomenė tokia auganti ir visi labai yra tokie, susiję ir mes susitinkam, nepabūnam neoficialiai. Taip, ir kažkaip norisi pabrėžti, ne, kad turbūt, kai tu esi kažkokioj tai bendruomeniai, tu supranti, kad realiai versle nereikia bijoti nei konkurentų, nei jų ieškoti, nei tapatintis, ar ne, tiesiog pažiūrėti iš kitos pusės ir pamatyti galimybę, ar ne, bendradarbiauti, partneriauti, kurti naujus projektus, ko labai džiaugiuosi, turbūt šiuo metu spiečiuje iš esamų narių, kaip žinia, spiečiuje negali būti kiek norima, dabar jau yra maksimalus skaičius, tai iš tikrųjų iš tų maksimaliai dabar esančių, nes iš tikrųjų spiečius yra pilnas ir kūrėsi nauji projektai, kūrėsi bendruomenė atskira ar ne ir dirba kaip komandos nariai, kaip partneriai, kaip tai iš tikrųjų man tas yra labai džiugu matyti, nes nemato vienas kitame, ar ne, nei kažkokių tai konkurentų, nei tai tą tikrai. Ten galbūt ta bendruomenė tai ir gaunasi tai, kad tokia draugystė užsiriša, nes mes prisimenu, kaip mes su Greta, kaip susipažinom, tai mes dalyvavom programui verslo akceleravimo programa, man taip atrodo buvo. Ir mes buvom, ir mes kažkaip mūsų į grupę. Ir mes tada mums gavosi toksai dalykas, kad mes jau tada verslą. Mes sukūrėm verslą, galvojant tiesiog per užduotį. Sugalvojom ir čia mes tada pradėjom planuoti, planai mūsų buvo didžiausi. Nes jau norėjom jau tikrai įgyveninti tą mintį. Taip, ir mes tik bet Greta pastojo. Ir baigės mūsų verslai. Bet sugrįžom. Su dar kitu verslu. Jo, su kitu, bet man atrodo, čia mūsų trečia mintis yra. Ar antra? Antra. Nežinau, nebent aš antros dar nežinau. Nežinojau, nes kaip daug ko nežinau. Nežinau, žinai, su to kartais gal pagalvojau, bet negarsiai. Pagalvojo, kad jį man pasakė, bet taip, kad nepasako. Ir tada sako, kodėl tu nežinai. Nuėjom, bet tu sakai, kad yra maksimumas, ne? Tai reiškia, kažkaip tu turi praeiti, nes aš irgi neprisimenu, man atrodo, mes tai greit praėjom į tą spiečių, įėjom gal... Žinai, dėl ko mes greitai praėjom? Mes praėjom galbūt greitai vien dėl to, kad mes dalyvavom keliose programose. Iš karto, vienu metu. Ir mes, kadangi pamatė turbūt, kad čia jau tikrai... Kad čia jau gabios yra, jau čia, žinai, ne šiaip, tai galvoju, jau tos toliais. Jo, iš tikrųjų taip, tas maksimalus skaičius yra turbūt todėl, kad mes galėtumėm suteikti kokybiškas paslaugas, ar ne? Nes jeigu mes turėsim narių kiek tik galima, tai tiesiog nebeįmanoma to verslo pažinti, o mes norim individualiai pažinti kiekvieną ir paieškoti galimybių kiekvienam atskirai. Bet ką noriu paminėti, kad spiečių bendruomenėje tai gali būti tikrai daug daugiau, ar ne? Ir tikrai dabar yra spiečiuje tokių žmonių, kurių sutartys jau yra seniai pasibaigusios, jos galime vadinti alumni nariais, yra, kurie neturi sutarčių, bet jie aktyviai dalyvauja bendruomenėje, tai ką reiškia, jie tikrai yra potencialūs nariai.
Tik jie gal negali būti toj vietoje, ne? Jie programose gal visose net gali dalyvauti, ne? Išskyrus verslo akceleravimą, jo, spiečiaus narystė tai yra tokie 3 dalykai, kam, ne, tai yra verslo akceleravimo programa, jau privalu turėti spiečiaus narystę, tai yra darbo vieta ir visa mūsų infrastruktūra, kurią tu gali naudotis, būdamas spiečiaus nariu su narystė ir, žinoma, subsidija. Tai... Supratau. Dar, ko reikia, kad taptum, nes vis tiek gal nešnekam vieną apie mūsų miestą, gal kažkas pamatys ar ne ir kitam mažesnė mieste ir ten vietos yra, sakykime, toj bendruomeniai. Ko reikia, kad tu galėtum tapti narys? Taip, tai apie tas vietas kalbant, ar ne, mes tikrai priimam ir Tauragėje, ir kitose miestuose ir dabar tas paraiškas, ir tos sutartys kitų pasibaigia, tos vietos atlaisvėja, mes tikrai kiekvieną žiūrim lankščiai ir jeigu matom didelį potencialą verslininko ar ne dalyvauti, tai mes tikrai paieškom galimybių, kad jis taptų tuo nariu. O šiaip tokie pagrindinis reikalavimas tai yra smulkus ir vidutinis verslas veikiantis iki 5 metų. Tai... O žiūrėkit, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, aš ateinu į spiečių kaip turėdama tik mintį. Ar aš galiu dalyvauti tokiam, nu, tarkim, būti spiečiaus narė, ar tiesiog galiu dalyvauti kažkokiuose tai projektuose, ar tiesiog iš šono gali žiūrėti. Kad išauktų verslas. Jo, su idėja jūs kalbate. Su idėja, jo. Ne, spiečiaus narių su idėja tikrai tapti negalite, nes tai turi būti jau oficialiai veikiantis verslas, ar ne, tai reiškia registruotas juridinis asmuo arba fizinis asmuo veikiantis su individualia veikla. O patentų? Verslo patentų tinka, ar ne? Taip. Bet tikrai lūkestis yra, kad įmonė yra, taip, mes žiūrim lankščiau ar ne, jau juridinį asmenį ir tikrai skatinam, jau jeigu žmogus galvoja apie verslą, tai ir jis realiai profesionaliau atrodo, ar ne, su... Taip, faktas. Taip, ir aišku, yra tikrai labai maža dalis procentaliai iš esamų narių, kad su individualia veikla arba su šituo verslo liudijimu vadinamu, ar ne, tai 30% tik tai gali būti aplamai visos bendruomenės dalis. Tai pamečiau mintį, apie ką norėjau pasakyti, ką jūs manęs klausėt. Tai... Su mintim, kad nu atėjo žmogus, sako, tai turiu idėja, bet bijau tą verslą atsidaryti, ar ne? Tai mes tikrai daug ateina su idėja, tai nariu tapti negali, nes kaip ir minėjau, bet mes tikrai padedame tą idėją vystyti. Tai reiškia, tikrai mes turim pokalbius, ar ne, ir tu tikrai gali žmogui patarti, ar ta idėja yra potenciali. Ir aš visą laiką klausiu, ką tu padarei, kaip tu pasitikrinai tą idėją, ar jinai tikrai yra reikalinga šiuo metu rinkoje. Tai va, nes kartais atrodo, gali galvoti, kad turiu tikrai fix idėją, bet ir neįsigilina kiti, bet labai įsikimba į tą, kad čia mano geriausia yra. Bet aš tai pagalvoju irgi, jeigu aš būčiau turbūt atėjusi pirmiau su idėja, su mano pirmu verslu, ne su marketingo agentūra, su idėja, tai turbūt visai kitai būčiau šią išrutuliavusi, negu tą dariau pati viena, be jokių, sakykime, profesionalų pagalbos. Taip. Nes tu, kai esi jaunas, tu vis tiek galvoji, kad tu čia kalnus viską žinau, konkurentų neturiu, idėja geriausia ir kartais reikia biškį nuleisti ant žemės, kad, yra kaip yra, kaip yra. Tai mes tikrai padedam verslui, ar ne, ne verslui, idėjai pasimatuoti, pasižiūrėti, ar ne, ir tada, aišku, duodam namų darbus tam žmogui, ar ne, kad atliktų, kad tikrai. Ir aišku, ne visi grįžta, nes turbūt supranta, kad ne visos tos idėjos. Nes dažniausiai galbūt negrįžta dėl to, kad jie, kai gauna tą namų darbą, tarkim, ten padaryti ten konkurentų kokią analizę, ar ten idėjos kažkokią. Tiesiog jie pamato realų vaizdą, nes iki to laiko faktas, kad jie tikrai nebuvo kažko pasidarę. Jo. Ir tada supranta, kad nėra ta idėja. Kad čia tikrai yra reikalų tą verslą įkurti, vystyti, ar ne, paskui plėsni. Iš tikrųjų, įkurti, aš manau, yra tikrai labai lengva, bet jį vystyti ir išlaikyti tiesiog, ir kad gerai jis dirbtų, čia yra darbas, manyčiau. Ir žinok, dar kol aš nedirbau spiečiuje, tai iš tikrųjų visą laiką galvodavau, kad, verslininkas, verslų žmogus, tai yra lygiai ir asmeninė savybė. Kad tu turi toks būti, arba giminėjai turi būtinai būti. Bet tiesos yra, asmeninės savybės tikrai daug lemia versle. Tai reiškia, tu nebijai prisimti rizikų, tu ar ne rizikuoji, priemi netradicinius sprendimus savo veikloje.
Bet ką pamačiau Spiečiuje, kai pamačiau galimybės verslui, kiek tu žmogus iš tikrųjų gali gauti žinių, kaip tu gali auginti savo kompetenciją. Tai tikrai tai yra verslui, ypač tam pradedančiajam. Ir kai ateina ar ne žmogus, ir ką aš girdžiu dažnai, kur ateina žmonės, tai jie ieško pinigų. Jo. Jo. Ypač, nu, vat kaip jaunas verslas, jaunas žmogus. Ateisiu, Ir aš- gausiu pinigų ir Jo, išeisiu. ir aš dar vieną klausimą irgi visą laiką užduodu, bet o jeigu tau reikėtų iš savo pinigų tą daryti, ar tu tą darytum? Jaučiu būn Iš koks tikrųjų. 9% ne. Jie arba dažnai nepasako tiesos, tai iš tikrųjų taip, tai jie visada klausiu, nu jeigu tu gausi dabar tos pinigus, ką tu su jais darysi, ir iš tikrųjų jie nežino. Tai iš tikrųjų Toks toj vietoj svarbu liūdna. gauti. Jo, Nereikės įsisavinti. savo gauti, čia gal biškai kažkam kitam, žinai, Arba sudirbti. išlaikyti darbo vietą tam tikrą laiką, iki kiek gali, nu, kai būna, tarkim, ar ne, gauni kažkokį tai finansavimą iš Dažniausiai, jo. Jo, ir tu ten, tarkim, darbo vietą turi išlaikyti 2-3 metus, išlaiko ir paskui parduoda. Tai taip, Jo. vat, nes visi pagalvoja ir apie tai, kad tiesiog kaip praplauti pinigus, greičiausiai. taip. Nu taip. O aš tada visą laiką pasiūlau mūsų platų paslaugų ar ne krepšelį tą vadinamą. Tai iš tikrųjų pirmiausia, aš kalbu apie žinias, prasme, apie verslumo ūkdymą, ar ne? Tai prasme, kiek reikia verslui, ne tik asmeninių savybių, ar ne? Reikia ir žinių, reikia ir kompetencijų, reikia suprasti, kaip tas verslas daroma iš tikrųjų. Tu paklausi, ar aš jau nekalbu apie artimus ar ne tikslus, kokius tu esi nusimatęs, bet verslas turėtų turėti ir ilgalaikę viziją, ne, kaip jisai save mato po 3, netgi gal ir po 5 metų. Tai kad yra net kažkokiose programuose, kad tu turi išsikelti 3 metų kaip, tikslus, 3 metų ir 5 metų. Taip, berods. tai, jo, ir dažnai girdi, kad nu, jie net neturi, nu, tai va. Tai Spiečius ir yra apie tai. Mes laukiam tų verslų pradedančiųjų ir iš tikrųjų kviečiam į mūsų programas, kad jie dalyvautų, kad augintų tą savo verslumo kompetencijas. O kokios, pavyzdžiui, mes kadangi jau žinom, tai bet nu, kiti gali nežinoti, kokios yra programos, pavyzdžiui, tampi Spiečiaus nariu ir kokiamis kokia yra nauda iš to, nes visi faktas žino, kad kažkokie seminarai, ten mokymai, tu gali gauti, bet kokią dar naudą. Aš tai, pavyzdžiui, žinau tą naudą tokią, kad kai pati tapau Spiečiaus nare, aš gavau, tiksliai nežinau kaip pasakysiu, bet aš gavau 20 valandų finansavimą pasirinktai sryčiai, ten tarkim, teisiniam paslaugom, rinkodarai, pardavimam ir aš pasirinkau, pavyzdžiui, teisinės paslaugas. O iki to laiką aš niekada gyvenime nebūčiau pagalvojus, kad aš teisinės paslaugas, tarkim, pasirinksiu, nes man atrodydavo, nu, ką viskas yra internete, ten kokie šablonai, tarkim, bet aš tada, aš atėjau tada, prisimenu, aš turėjau e-shopą. Ir man, pavyzdžiui, IT specialistas, kuris man kūrė tą patį e-shopą, sako, aš ten sukelsiu tau tas taisyklės, žinok, ten nuo kokią nukopinsiu puslapę, ten visą kitą, privatumo politikos, ten taisyklės ir visa kita. Man atrodė tai nesvarbu. Man visiškai atrodo nesvarbu, nu, kas man taip atrodo, kad tiesiog gerai, dės viskas, visur viskas tas pats. Bet kai aš tada paskui kažkur klausiau gal kažkokius tai mokymus, ar kažkur aš išgirdau tokį dalyką, kad kuriant savo verslą, ypatingai, tarkim, ar elektroninę parduotuvę, ar aplamai verslą, pirmas dalykas, ką tu turėtum pasidaryti, tai sudaryti, tarkim, sutartis su teisininku, kad jos būtų tikslingos, tokios kaip priklauso, o ne taip, kad, tarkim, šablonai iš interneto ištraukti ir kažkieno pasinaudoti. Ir aš tada kažkaip išgirdau ir man kažkaip pasiciklino ir aš tada prisimenu, pasiėmiau tą 20 valandų būtent teisinių paslaugų. Ir aš taip džiaugiausi iš tikro, nes man padarė, pavyzdžiui, e-shopui, tada viską pertvarkė, ten tas visas taisyklės, būtent pagal mano prekes, ten viską. Ir tada aš jaučiausi stipriai iš tikro. Tai vat... Programos kokios, ne? Tai jo, tai dabar norėčiau patikslinti Aistę, tai iš tikrųjų apie ką jinai kalba, tai čia yra ne tik Spiečiaus nariam, turbūt tu kalbi apie tikslinės konsultacijas, ar ne? Tai buvo metų gale, praeitų metų, taip.
Taip, tu kalbė apie tikslinės konsultacijos, tai reiškia, mes jeigu kalbėtumėm plačiau ne tik apie spiečiaus paslaugas, bet apie visos inovacijų agentūros teikiamas paslaugas. Tai iš tikrųjų yra didžiulis spektras ar ne paslaugų, kuriomis gali pasinaudoti tiek smulkus, tiek vidutiniai ir netgi gal brandus ir jau eksportuojantis verslai. Tai, aišku, turbūt mes šiandien labiau ir kalbėsim apie spiečių, bet apie ką tu kalbi, tai yra inovacijų agentūros ar net teikiamos. Nes jeigu nespiečius nebūtų žinojus. Taip, faktas, tai turbūt aš dalinuosi visą laiką su savo spiečiaus nariais ir tikrai raginu pasinaudoti visomis teikiamomis paslaugomis. Tai viena iš jų yra tikslinės konsultacijos, kurios šiemet lygiai taip pat startuos. Turbūt rudenį, negalėčiau taip dabar, bet jo, ir ten šiemet tikrai bus ir skirtingos temos, tai reiškia irgi turės verslas atitinkantis tam tikrus kriterijus ir nebūtinai spiečiaus narys pasinaudoti tomis konsultacijomis, tai tikrai gausite ir jų žinutę ir galėsite drąsiai ir šiemet jomis pasinaudoti. Taip, o grįžtant prie spiečiaus paslaugų, tai taip, kaip ir minėjau, tai aišku, aš galėčiau pirmiausia pradėti nuo individualių konsultacijų, tai reiškia irgi gali kiekvienas ateiti, pasikonsultuoti individualiai su jam rūpimais klausimais apie verslą, apie pačią tą idėją, jeigu jis dar neturi verslo, ne. Toliau yra visos programos, kaip ir minėjau, tai mentorystės programa, verslo akceleravimo programa, yra e-komercija, tai jau yra tiksliniai auditorijai, kurie turi ar ne e-shopus, kuria ir turi ir nori jos tobulinti. Šiemet yra naujovė, kad į e-komercijos dirbtuves galės jungtis ne tik su elektroniniam parduotuvėm, bet ir su web internetiniais puslapiais, ar ne, turintis tokia yra naujovė galimybė. Na, žinoma, taip, įvairūs renginiai, net tinklaveikos renginiai, kurie, aiškiai, mes norim kurti bendruomenę ir, aišku, suteikiam galimybę spiečiaus nariam pažinti ir kitų spiečių narius, ar ne, kur jie turi galimybę ieškoti lygiai taip pat kontaktų naujų partnerių ir taip pat rasti naujas galimybės. Šiemet kaip tik startuoja naujas projektas Verslo skrydis, kuriame lygiai taip pat dalyvaujam, jo, nors ir mes, sakom, kalvojom, dar pertrauksiu, kad ar dalyvauti ar ne, nes jau tikrai daug kur einam, bet kiekvieną kartą, vis kažko išmokstam vis tiek. Tikrai. Atrodo, nors ir į tas pačias programas, tos pačius seminarus jungiamės, vis tiek ta informacija kinta ir kiekvieną kartą tie seminarai, mokymai būna ypač informatyvus. Ir tuo pačiu užsimesga ryšys su dėstytojais netgi. Nes dar kad pasakyti, tie dėstytojai labai aktyviai dalyvauja, kviečia po to bendrauti. Taip, tikrai jie suteikia galimybę ir konsultuotis, ar ne, ir jeigu užmesga, ar ne, tai turbūt yra tikrai per bendrai spiečius žvelgiant ir yra gimę irgi ir naujų projektų, tiek ir su mentoriais, ar ne, tiek ir su gal su kažkokiais tai lektoriais, ekspertais, tai taip, visko atsitinka, visko būna ir iš tikrųjų taip. Su mentoriais, mano turbūt istorija, kad spiečių mano mentorius tapo mano vadovas, darbdavys, pas jį dar ir dirbau ir iki pat šiai dienai bendraujam ir tiesiog jis irgi labai daug išmokė kaip ir versle. Aš tuo metu jau buvau irgi pradėjusi, turėjau kitas mintis ir su juo susitikau visiškai irgi dėl kitų dalykų, bet pradėjom bendrauti ir tikrai jisai paskui, kai aš pas jį įsidarbinau, labai daug ko išmokė kaip verslo ir visai jisai kažką sakau, čia Tomas man išmokė ir irgi toksai, susipažįsi, kad nėra tiesiog kaip sausa tokia informacija, sausas bendravimas, kad tikrai yra glaudesnis ryšys tarp visų. Taip, tikrai taip, ta bendruomenė tam ir yra, ar ne, kad mes galėtumėm bendrauti ir dalintis. Dar tas toksai, ta bendruomenė, aš senais laikais, nenoriu to žodžio vartoti kokiais, bet juk sakydavo, kaip ten kažką tik tai gali gauti per blatą, tai iš tikrųjų dabar lygiai taip pat galiu pasakyti, ar ne, tik tai per kažkokį kontaktą, per šiltą pažintį, bet tu gali rasti naujų galimybių, ar ne? Tu jeigu būsi užsidaręs vienas, nedalyvausi jokioj bendruomeniai, tu turi kažkur būti vis tiek, turi būti matomas. Nes dažniausiai visiems būna taip, kad ateini, tarkim, ir kokius, tarkim, mokymai tenais, ar seminaras kažkoks tai vyksta, visiems susirenda, kad ta bendruomenė ir atrodo tuo momentu, tarkim, nebūnant, tarkim, tame seminare, tu neatsimeni to žmogaus. Ir tu pamatai, pavyzdžiui, tame seminare, o geras, rimtai, aš atsimenu, kam aš galėčiau kažką pasiūlyti. Ir taip gaunasi ta tokia partnerystė iš tikrųjų, nes visiems, atrodo, tu bendrauji būtent
tarkim tarp pertraukėlių bendrauji, kažką užsimezgi, kažką atsimeni, kad kažką, tarkim, paklausti ir tada atsimeni, kad o šitam galėčiau šitą pasiūlyti, arba jis man gali būti naudingas, tarkim, tiesiog ta apipusė nauda kažkokia. Tai, spiečiamės buvo labai, ne, renginys, kasmetinis, kur jau visa Lietuva susirenka, ar ne, jau nesumeluosiu. Tai kad kažkokia mums buvo, man atrodo, istorija, spiečiamės. Nes dėl to ir aš atsiminiau, kad, sakau, atrodo, tu net nepagalvotum apie tą žmogų, bet tu pamatai, mes pamatėm marškinėlius, kokių mes norėtume. Ir tada sužinom, kad Tauragės narys daro. Jo, ir jis kaip tik už mūsų sėdėjo ir aš kažkaip atsisukau. Šitą, sakau. To reikės mums. Reikia mums šitą vienu žodžiu. Taip. O atrodo, nes jūs pasidarė tuos marškinėlius? Dar ne. Bet turime mintis yra. Ir dar kokia. O čia buvo prieš metus, ne? Nesakau, tikrai nemačiau. Tai realiai. Matai, kūno formos keitėsi per tą, dabar vėl keičiasi, tada vėl gal... Nežinom, kokius pirkščiai. Ar čia į ateitį, ne į ateitį. Tai va, bet, jo, tas spiečiaus, sakau, ta tokia, labai mes norim tą akcentuoti bendruomenė, kad, ir noris pritraukti tų, ar ne, naujų žmonių, ir, kaip reikia iki jų daeiti, kaip jiem reikia pasakyti, kad, tau reikia ateiti, ar čia atvesti reikia už parankės. Ir dar kitas dalykas, kiti galvoja, kad čia, jeigu tu ateini į bendruomenę, tu būtinai turi būti, tarkim, kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną. Kiti galvoja taip iš tikro, nes jie galvoja, kad atėjai į narystę kažkokią ar bendruomenę, viskas. Tavo dienos yra būtent tą dieną čia turi, vienas renginys čia jo. Kiti taip tikrai galvoja. Nenori įsipareigojimo. Taip, tai kažkaip norėtųsi atskirti iš tikrųjų du dalykus, ar ne, kad tai nėra mokykla, tai nėra kažkokie tai intensyvūs mokymai, kad tu turi lankyti kiekvieną dieną šitą spiečių, bet mūsų lūkestis, mano lūkestis, iš tikrųjų, kad narys aktyviai dalyvautų mūsų veikloje, ar ne? Nežinau, aš galiu tikrai, yra tokių pavyzdžių, bendrai kalbant, kad tikrai, aišku, subsidija, pinigai, tai žinoma, pritraukia, ne, daug žmonių ir kiekvienais metais prieš paskelbint subsidiją mes gaunam begalės paraiškų tapti spiečiaus nariu. Bet dalis iš jų, kas atsitinka, iš tikrųjų, tai dabar tai mes ir darom, kad pirmiausia kviečiam į bendruomenę, matuojamės ar ne, ar viskas gerai ar tinka. Tada kviečiam į programas, kuriuose nereikia būti nariu ar nedalyvauti. Pasižiūrim, kiek aktyviai jisai dalyvauja, kiek jam tai yra svarbu ar ne, kad ne tik pinigai, bet ir žinios, ta bendruomenė, kontaktai. Ir tik tai praėjus tą vadinamą bandomąjį laikotarpį, mes tada pasirašom sutartį. Nes tikrai yra buvę atvejų, kad žmogus atėjo, tikrai turbūt dėl subsidijos ar ne, pasirašo sutartį, baigėsi laikotarpis, pasiema subsidiją ir jo tu daugiau ir nebematai. Tai ir užima vietą. Jo, ir tada realiai kažkas kitas praranda galimybę, ar ne, tai mes jau tikrai pasimokėm iš šito ir tikrai dabar atsirenkam tik tai labai motyvuotus, labai norinčius dalyvauti ir būti mūsų bendruomenėje. Ir jiems, kai pateikiame kaip vyšnę ant torto šitą subsidiją. Tai ta subsidija yra, aišku, skirta tikrai ne apyvartiniam lėšom, tai yra irgi su mintim, kad verslas skaitmenizuotųsi, nes kaip ir pačios matote, žiūrinti visą šitą įrangą ir aplinką. Andriau, naudojais jau. Šypsosi, naudojasi, reiškia. Subsidija? Nu. Dar nespėjo. Laukia mano. Dar vieną kamerą. Tai tikrai skaitmenizuotis, taip, optimizuoti savo verslą reikia, ar ne? Tai yra mūsų lūkestis, kad visi verslai tą padarytų. Iš tikrųjų, nes dabar gyvenam tokiam amžiui, kad skaitmenizacija tai yra labai svarbus dalykas versle, ne? Tai jo, tai mūsų subsidija yra ir tam skirta. Būtent skaitmenizavimui. Taip, optimizavimui galima vadinti, ar ne? Tai reiškia, gal jūs kažko... O dabar, pavyzdžiui, paprastai žodžiais. Skaitmenizuoti, taip, ne? Tai... Nes gal kažkas nesupras, kad ką tas reiškia, kad...
Tai Kažkokiai įrangai nusipirkti, ar ne? Tai reiškia, tai gali būti elektroninių parduotuvių kūrimas, mokymų platformų kūrimas, CRM kūrimas, viskas, kas jūsų ar ne, nebereikia verslui pildyti. Kas gali pagelbėti, ne? Taip, ir palengvinti tau darbą. Taip. Tai čia ir yra skaitmenizacija, ne? Kad mes iš tų popierinių lapų ir galim iškeliauti jau. Kad ranka nebereikėtų plunksną rašyti, ne? Kad galėtum kompų supildyti. O kaip tu galvoji su tuo jaunimu? Čia mes kai senkos visą laiką vis pabrėžiam. Bet žinai, ta Gen Z karta, jie visai kitaip tikrai galvoja, kitaip masto, kitaip elgesi, tą neslėpkim, nesakom, kad blogai. Bet yra skirtumas, mes gal ar ne kažkaip vis tiek pasižymim to juodų darbų, kad viską eiti per juodų darbų, dirbti jie biškai paprasčiau galvoja. Kartais tas yra, pliusas, neapsikrauna taip kaip mes, bet kaip su tuo verslumu, ar jie su tuo darbu yra sunku, lengva? Turbūt tuo klausimu galėtume pakalbinti ir Andrių. Šiandien Andrius jau labai mylimas nes iš tikrųjų jaunas verslas dažnai... Tu Gen Z esi, ne kartą skaitais, ne? O kokia tu kartą esi? Nežinai? Nežinamų. Tai iš tikrųjų dažnai jaunas verslas, jaunas verslininkas, tai yra, aš žinau, aš moku, aš tikrai padarysiu, jeigu kažkas duoda patarimą, kad gal tu taip nedaryk. Tai tikrai ne, reiškia, tu nusikalbi, aš viską žinau geriausiai, iš tikrųjų, tai ateina ta diena, kada jie... Ateina. Nukrenta, ar ne? Suspardo jos, ne gyvenimas. Taip, ištinka gyvenimas, bet jeigu ambicijos ir norai yra dideli, tai jisai turbūt nukritęs, galima sakyti, tą dugną, jisai gali atsispirti ir iššokti tikrai aukštai. Jeigu jisai... Tas klaidas praeina kiekvienas, taip. Ir gal net ne apie žmogaus amžių čia reikėtų kalbėti, gal apie verslo, ne, amžių galima ir kalbėti. Nes pradžioje gal tiesiog tu darai, arba darai viską iš būtinybės, kad... Ir iš nežinojimo turbūt, nes... Gali būti, tai va. Nežinai daug ką. Ir tai mes ir esame... kad būtinybė kartais, nes tau reikia tą verslą. Noriu, arba reikia pinigų, ar ne, bet siūlyčiau pažiūrėti į galimybės, paieškoti, ko reikia, ar ne, gal paieškoti, gal kažkokia problema, kurią tu galėtum išspręsti vienokiu ar kitokiu būdu, galėtų būti tavo puikiai verslo idėja. Tai iš tikrųjų norėtųsi, kad verslai kurtųsi ne iš būtinybės, o iš galimybių. Tai tam ir yra turbūt jūsų tokia įstaiga, taip, kad galėtų ateiti verslai, pasikonsultuoti, išsianalizuoti savo idėją, savo verslą. Ar tikrai gera idėja. Jo, ir tada pradėti darbuotis ties savo, tarkim, jeigu ten viskas gerai, aišku. Nes mes juk mūsų marketingo agentūra atsirado ne dėl to, kad mes tiesiog norėjome įkurti ar darbo vietą ar ką, bet mes pamatėm, kad trūksta geros kokybės paslaugų. Nešabloninio darbo. Jo, ir mes tiesiog norėjom truputį pakeisti, įnešti naujovių, jaunatviškumo ir irgi su ta idėja atidarėm, kad ne pinigų užsidirbti, bet kažkam pagelbėti ir pakeisti net požiūrį, net su podcastu mes ar ne norim duoti informacijos, kuo daugiau pasiekti ar ne tų žmonių, kad tikrai, ką galima padaryti ir visa kita. Tai, faina, kai supranti, bet žinai. Tai tikiuosi, kad tą jūsų podcastą peržiūrės jaunų žmonių. 10 000 žmonių ir bent trečdalis ateis į spiečių pasikonsultuoti. Tai paskui kažkaip mes gausit vietų dauginti. Mane čia reklamą, da, kad ranka plauja. Spiečius yra... Jums nei šokolado negali nešti. Taip, mes tikrai toleruojam nulinę dovanų toleranciją. Taip, bet mums brangus žodis tai yra padėka, didžiausia dovana. Jo. Tai esam nešę, reikia pačiom suvalgyti. Ką nešite į spiečių ar inovacijų agentūrą, galite mums tada. Nes jie nepriima, mes galim priimti. O žiūrėk, Viktorija, dabar tu dirbi su verslais, bet kodėl tu verslo neturi? Ar dar neturi sugalvojusi savo idėjos? Čia toks klausimas jau labai... Tikrai labai
Nedažnai užduodu. Ne, ir galvoju, gal net nesu sulaukusi dar, o gal ir esu, bet iš tikrųjų aš matau, kiek darbo reikia įdėti, kiek realiai... Tai tu nenori tų nesąmonių, ne? Nenori to, kad, pavyzdžiui, kaip kiti, tarkim, aš noriu būti, pasidarysiu įmonę, įsikursiu ir tapsiu direktoriumi. Jo, ir nieko nereikės daryti. Tai aš jūs puikiai matau. Bet tu viską žinai, bet aš jūs puikiai matau, kiek jūs atiduodat savęs. Ir iš tikrųjų, arba tiesiog, aš nesakau, ar ne, gal vieną dieną aš pamatysiu galimybę, tikrai nebūtinybę, o galimybę ir pamatysiu problemą, kurią galėčiau spręsti vienokiu ar kitokiu būdu, gal kažkada, bet tai tikrai niekada apie tai negalvoju, tai, bet aš matau. Tu dirbi tokį gerą darbą, iš tikrųjų. Sakau, gal ateina visi su idėjom. Pasimti ar ne kažką, žinai. Tu sakai, nepaisau. Bet žiūrėkit, po mėnesio aš darau. Tai jūs dabar duokit vieną idėją kokiam Mariui ir kitą tą pačią idėją kokiai Linai. Ir iš Tauragės, ar ne? Ir vienas nukeliaus labai toli, o kitas ir pasiliks. Tai čia tikrai yra dar, suprantat, kiek tu įdedi to darbo į tą idėją, kaip tu į viską matai, ne? Ne? Širdies įdedi. Jo, ir kiek tau pačiam tai rūpi, taip, šita problema, ar ne? Tai nes daugiausiai visiems turbūt rūpi ne tai, kad tu kažkam kažką padarysi gero, bet kiek tu uždirbsi. Ką gausi. Kiek tu gausi. Tai va, tai jeigu mes pradėsim galvoti pirmiau apie pinigus, ne apie problemos sprendimą, tai greičiausiai ir nepais. Tai labiau reikėtų galvoti, ar ne, kaip ir jūs sakot, ar ne, pamatėt galimybę, kad gal nėra tokių paslaugų, gal norėtumėte teikti kažkaip kitaip, gal individualiai pažiūrėti kiekvieno kliento poreikius, ar ne, nedaryti šabloniškai, gal tai jūs turbūt negalvojat, ar ne, kad jau čia dabar uždirbsiu, jau čia... Ne, nes dar neuždirbam. Tai va, tai tokie mes, ką uždirbam, tai išleidžiam iš tikrųjų. Ne ant savęs. Mes išleidžiam daug ką į žinias iš tikrųjų. Į žinias, į tobulinimąsi, į, tarkim, podcastų faktas, kas be ko nepigiai kainuoja. Dėl to visą laiką laukiam palaikymo, kad jeigu nori dažniau mus matyti, tai... Tikrai paieškokit rėmėjų. Reikės. Manau, tikrai. Kad sakom, labai smagu, mes kaip ir tau sakom, kad negalvojom, kad tai bus smagu pačiom daryti, ne? Nes pradžioje kažkaip irgi gal buvo mintis, kad parodyti, kažką papasakoti, bet mums po pirmų podcastų buvo, tiesiog, taip faina, taip mes jautėmės dar kelias paras ekstazijai. Ir sakom, norėtus net dažniau, bet faktas visą laiką yra į pinigus. Taip visą laiką mes, žinot, pasiruošę esam priimti išskėstom rangom. O dar žiūrėk, programom, bet yra dar tas dalykas, kad tu gali, jeigu tu esi vieno spiečiaus narys, tu gali ir į kitus spiečius važiuoti. Tikrai taip. Į kitus miestus, nes yra kaip ir darbo vieta. Tikrai taip. Jeigu tu neturi, ar ne, tu namuose dirbi, neturi ofiso, neturi, net, kaip būna pačioj pradžioj, neturi pinigų, ar ne ofisą, visi norėtumėm turėti ofisą, savo vietą, bet nėra galimybių kartais. Tai spiečius irgi duoda kaip ir savo kampelį tokią, ne? Taip, tai viena, jeigu dar neminėjau, tai yra tikrai skirta darbo vieta, ar ne, narystės laikotarpį, 1,5 metų, tai reiškia, tu gali nemokamai naudotis darbo vieta, ar ne? Tai ir tuo pačiu gali keliauti per visą Lietuvą. Tai mobili darbo vieta, tai reiškia bet kokį miestą, susitaręs su tuos spiečiaus projektų vadove, ar ne, tu gali vasarą dirbti iš Klaipėdos, žiemą iš Alytaus, rudenį iš Marijampolės, ta prasme tikrai yra galimybė. Taip, daug. O taip, ir iš tikrųjų aš visą laiką irgi siūlau verslui, aišku, ne visos sritys ar ne reikalingi ofisai, nes ir jūs ar ne važiuojat pas klientus, jūs prasme didžiąją dalį praleidžiat kitose įmonėse, bet jeigu tik yra galimybė investuoti savo turimus pinigus kitur ir tą 1,5 metų dirbti geriau ar ne, mūsų spiečiai, tai yra bendroji erdvė, ar ne, tai aš tikrai irgi siūlau tą galimybę naudotis ir tuos pinigus, kur tu išsinuomotum, aišku, mes visi norėtumėm ar ne savo gražaus ofiso, bet reikėtų pažvelgti irgi iš kito kampo ir pažiūrėti, kur tos pinigus investuoti. Tai čia vėl galim grįžti netgi prie to, kad, tarkim, ateina, jaunas verslas ar ne, su savo kad ir idėja ir jis, tarkim, turi tam tikrą krepšelį pinigų ir jis, tarkim, čia ofisą atsidarysiu, čia tą susipirksiu
Ir tai va, jam yra galimybė tokia, kad sutaupyti pinigų ant nuomos, ant įrangos, nes tu viską Nes ir gauni. kompiuterį gali negauti. Dažnu atveju naudojasi savo kompiuteriu, yra aišku monitorius ar ne, nu, ta prasme, visa ta darbo vieta. Pavyzdžiui, spiečiai, taigi bent jau pas mūsų Tauragėje, aš nežinau kaip kituose miestuose nesu buvusi, bet va, Tauragėje netgi galima, tarkim, yra fotoaparatas, fotoaparatui ta fotografavimui, fotodėžė, yra tiesiog daug galimybių. Taip. Nu, Spiečiaus narys, jisai tikrai turi pilną paslaugų paketą ir gali viskuo naudotis nemokamai. Ir iš tikrųjų tas mūsų palaikymas, ar ne, mes tikrai nėra, daug kas ateina, sako, mes ateinam kaip ne į kažkokią tai viešą įstaigą, ar ne, nes mes tikrai pasitinkam visus su šypsenom, su gera nuotaika ir visų laukiam, tada ir mums džiugu. Kartais ir atrašot biški velnių duodat, jeigu kažkaip kažką yra tekę. Ja, bet mes tikrai stengiamės palaikyti tą gražų kontaktą, ar ne, ir kad visi jaustųsi gerai ir patogiai darbo vietoje. Ir jeigu, pavyzdžiui, reikėtų man su klientais susitikti, nes, nu, vat, esu jaunas verslas, nes aš dėl to ir tada prisimenu Tauragės spiečių ir atradau, nes aš savo vietos neturėjau, bet turėjau su klientu susitikti ir galvoju, nu kur aš dabar, ar į kavinę eis ar ką, ir tada ir kreipiausi, kad duotų erdvės. Taip, tai yra tikrai mūsų atskira erdvė, ar ne, toks kabinetukas, kur tikrai spiečiaus narys gali susiplanuoti susitikimą, aišku, irgi iš anksto gal susiderinus, kad jeigu būtų laisva ir taip, jisai gali tikrai turėti ir konsultaciją su savo klientais. Ir tokia, iš karto tokia biški oficialesnė vieta jau, ar ne? Taip. Ir tu biški jauties, nu, nežinau, aukščiau, kad čia turi va tokia profesionaliau, jo. Tai iš tikrųjų yra, nu, begalės privalumų. Ir galimybių verslui. Ir aš, kaip sakau, visą laiką pabrėžiu, kad nu ne tik verslui augti, bet pačiam. Taip. Tikrai suvokimas visiškai keičiasi ir gavus ir bendraujant net su tokio pat, sakyčiau, mąstymo lygio žmonėmis, ne, nu ir tu tada visai... Taip. Ir kitas dalykas, dar nepamirškim to paminėti, kad būna, tarkim, seminarai, tie mokymai, nebūtinai vien tik apie verslą. Taigi ir yra apie savęs ugdymą. Tiesiog... Jo, bet vis tiek, ta prasme, nu, nes asmeninės savybės jos... Tikrai mes neorganizuojam kažkokių ten, ar ne, labai... meditacijų. Jo, ant jogos praktikų neužsiminėjom, tai tikrai vieta ne apie tai, bet taip, kaip tu jautiesi, ar ne, kaip žmogus ir tikrai viskas atsispindi tavo veikloje. Tai mes tikrai stengiamės ir ta psichologinė sveikata, kad verslininko būtų teigiama. Kaip neperdėkti, aš labai prisimenu, buvo paskaita, kaip neperdėkti, bet kažkaip neįsisavinom. Tikrai netrodai perdegusi, tai jau ne. Dabar tai jau ne, dabar jau mes ramiai. Tai mes, bet prasme, mes visą laiką, kiekvienas esame perdegimo kelyje, ar ne, tik tai kažkokioj ten toj vietoje. Ir jau, jeigu ten esi pirmose tose pakopose, tai tu dar gali tvarkyti su savimi, jau jeigu ten visai jau gal, jau reikia tada jau profesionalų. Nes jūs esate realiai ir kaip psichologės, kartais iš tikrųjų būna, ateini, jaučiu prisiklausai visokiausių, ne, nuo A iki Z problemų ir kartais ir šeimininių net ir visko, nes... Visko mes girdim, bet yra viskas. Nes, sakau, ateini kaip pas kokį, ar kokį kunigą, žinai, išsipasakoja, ar pas psichologiją ir... Taip, nu, ta prasme, jeigu žmogui kartais reikia to, ar ne, kodėlgi ne? Jeigu jam padės tai versle. Svarbiausia. Šiaip labai ačiū, kad atėjai, tikrai labai dėkojam, nes kaip sakau, mums spiečius yra labai svarbu ir širdį glosto ta vieta ir mes visą laiką norim ir būti ir ateiti ir matyti jūs, tai ir labai norim kuo plačiau nešti tą žinią. Ačiū Jums, kad Jūs mane pakvietėte, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, nepameluosiu ir jaudinausi iš tikrųjų. Ai, mes irgi jaudinamės. Aš tikiu, labai gerai dar. Reiškia, dar viskas normalus. Taip, bet tikrai labai džiugu ir linkiu Jums didžiausios sėkmės Jūsų projektuose. Ačiū, labai atidirbk šiandien dar. Pasidaryk dar viską. Tikrai. O mes Jūs kviesim ir sekančiam, ar ne? Podcastui. Nepabėkit, žiūrėkit mus ir Like, subscribe. Like, subscribe, būtinai. Dėkojom.
kad nepamirštumėm šito dalyko būtiniausiai. Tikrai taip, like ir subscribe. Like ir subscribe. Jo. Nu ką, Na, viskas normaliai, jau. ne? Viskas? Normaliai. Nu, matai, nebuvo tai blogai. Ta įdėka.